Žiūrėk, cigariukas yra. Čia dar yra. Wow, čia kokie turėsim tarpą. Atsiprašau. Nežinau, nėra čia labai gerai. Sveiki sugrįžę į dar vieną epizodą. Turime šviežių projektų, daugiau turinio jum. Štai šalia mane stovi Harley Davidson V-Rod 2011 metų ir taip jis atrodo, kai jis atvažiuoja į Azos garažą. Ne visi atvažiuoja tokioje stadijoje, bet dažniausiai atvažiuoja iš aukcionų suvolioti motociklai ir mūsų užduotis yra juos prikelti ir padaryti gražiais. Tai va, toks atvažiuoja ir tada važiuoja jisai į mūsų kitas patalpas, kur yra išrenkamas, defektuojamas ir tada jau vyksta kūrybiniai procesai iš ten. A, jis yra neprisuktų? Žiūrėk, cigariukas yra? Tu nebestovi? Kažką žiūrėjo. Kažkas matai pabuvo. Įmon, įrankių dėžė. Įmon. Vanelė. Temp and flow. Since I jumped out my mama, been fucking shit up. That I told you before, I'm the one. Turn a 2 to a 4 to a I changed my name, my little boy Sean. Cause I shine hard as the motherfucking sun. Fucked around, spit like 6 figures and guns. I'm tryna whack me up every month. I'm tryna whack me up every month. What's happening? I'ma go get a bag, automatic. I keep Nina with me, she's a bandit. I be popping my shit, they can't stand it. All in the hills with a ratchet. Yeah, sliding in a bulletproof caddy. What? Čia dar yra? Žodžiu, va toks, motociklas švarus visas. Čia kaip viskam yra blogai. Bet nieko. Jis atvažiavo čia antram gyvenimą. Eik, savo atneti. Dabar bet paskui geriau vėdą. Gerai, žodžiu. Šakės amortikų tvirtinimai yra nulūžę, todėl šakę pačią reikėtų, kad galėtumėm bent pasitikrinti, ar rėmas yra ties, kas greičiausiai tikrai nėra, nes čia net ir ratas stringa sukti, tai nežinau, nėra čia labai gerai. Svarbiausia yra pasitikrinti variklį, ne viskas yra tvarkoje ir įsitiesinti rėmą. O visa kita yra tik tai rankų darbas. Tommy Hilfiger, red, white, and blue American, I kill niggas. This spread's blocking and pull off, it's a real difference. Bottega pick my kind, but I'm a field nigga. I be sitting inside the house cause I don't feel niggas. Ir keliauja į tiesinimąsi. Autobusiukas nuo stalo. Taip lengvai įkrovėm, kad aš nenufilmavau. Ir dėl to, nes yra 5% baterijos kamerai. Ja, susamšnek. Tai va, turim vieną paruoštą tiesinimui. Šiaip labai mažai vietos užima tokia. Galėčiau gal kokias dar 4 talpinčių. O ten užlipa? Jo, tu važiuos. Jau neįsiu. Kad būtų tiesiai.
Man tiesiog kaip dabar jis nebebūtų. Aišku, kabulai sistema. Visur linkęs, čia linkęs. Viskas čia išlinkęs. Bet kainos net nesakė. Nu, biškai įsivaizduojam. 100 pėm. 100 pėm. Juokauju, aš juokauju. Nesuprantam, kad yra nelengvas užėjimas. Projektas juda į priekį. Žiauriai skubam reikia varyti į detalių užsisakyti. Mums reikia įsitraukti amortikus, nešvėšinės žeminti. Ne, kaip jie vadinasi, nežeminti. Čia galvas. Kietinti ir padaryti reguliuojamą aukščio. Tokį procedūrą. Galėsim žeminti motociklą, reiškia, ne? Bet šiek tiek gamyklai privaro loktaitą, kad jau galėtų ir užvirinti. Ai, atrodo, žinok, lengvai, kas čia yra. O, viskas, kaip fainai. Vienas. Ir super. Važiuoja... Žemintis. Ai, tu filmavai? Daug filmavai. Viską. Buvo toksai nuėmimo įrankis čia. O šiaip turime du naujus projektus. Vieną labai brangų, kitą labai pigų, galim sakyti. Tai abu yra išrinkti iki rėmo. Vienas nudažytas viena spalva, brangesnis biškiai nudažytas sudėtingiau. Prasideda šitas abu projektai maždaug vienodų momentų ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Ir turi labai skirtingą finansavimą, tai žiūrėsim, kuris greičiau išvys mūsų naują kiemą ant savo ratų. Tai va, kaip ir minėjom, turim pigų projektą ir labai brangų projektą. Jie abu krausis motorai ir jie bus skirtingi. Giedriau, koks čia yra motoras? 120R. Tai reiškia, kad jis labai greitas. O toks naujas. Crate Engine tiesiai iš Harley Davidson kiosko. O tokį dar turim. Čia jau nebe toks naujas, bet irgi čia yra... Koks, Giedriau? 217, 103. 103. 2017 metų. Eis į šitą gražų rėmą, nudažytą, švarų, tiesų, su dokumentais ir taip toliau. Tai va, du tokie projektukai. Šitas bus toks labiau gal išskirtinis, nes yra kastuminis rėmas iš riksų. Ai va, prašė kažkas parodyti, kaip valot varžtus, tai va, taip skiriasi nuvalyti. Vien dėl to čia reiktų varyti pas mumis motociklą. Tik dėl varžtų. Tai va, kuom dar ypatinga šitas bus, tai va, yra orinė važiuoklė ir šitas didžiulis, komiškai didžiulis ratas. Jis man yra iki, net nežinau, turbūt neina per kamerą parodyti, kiek jis didelis. Va, galinis ratas. 19. Tai va čia 19.
Čia 32 palieku, aš šitą GoPro garaže. Giedrius sakė, pafilmuos daugiau garažinio gyvenimo, nes manęs dažnai čia nebūna. Pažiūrėsim, ką jis prifilmuos. Penktadienis, dar greitai prišokom prie šito projektuko. Videoračio mūsų. Įmetėm šiek tiek provodkės į vidų, įsimetėm stabdžių trosus. Šiek tiek reikės čia dar dasidėti oro visą sistemą, noriu tik įdėti. Bandysim rinkti. Tiesim motorą. Bus super. Namas kitai atrodo vienas savo. Bet yra dar dalykas, ką galvoju. Čia viskas dėti į tavo vietą. Tai gerai, palašu šito galim. Jo, gali. Jokio, nei 1, 2, 3 nieko. Gerai, o dabar kriskėm. O tai, viskas labai. Net nieko nedariau, tiesiog. Kiek tai reikėjo. Turiu, žinau, ką užkišti, aš turiu specifiškai tokį atsinešti. Gerai, kad turim dažytas. Ok, bandysim susirinkti subinę vieną motociklą. Pasižiūrėti, ar turim visas dalis prieš dažymą atiduodant. Elektrinė ledų dalis yra užsakyta. Kaitinės lemputės eis lauk. Taks, turime strucus. Originalūs strucai. Gaila, neatsimenu modelį iš visko, čia koks čia buvo. Softailiuks kažkoks. Reikėtų iš tikrųjų pasižiūrėti, ar jie nėra linkę daugiau mažiau. Sparną irgi biškį kustomizinom. Čia pjaustėm, nieko nefilmavom, bet sparnas jau yra, man atrodo, paruošime dažym. Tai va, dabar susirasim pasukiukus veikus, surasim jų šakneles. Mums reikės 2 ilgų, nežinau, ar taip užsidės, nes numerių mes šito numerio laikiklio mes nebenaudosim. Gerai, dedam prie atsarginių detalių šroto. Čia matosi, netgi nuo smūgio yra šiek tiek jisai palenktas, atrodo kaip nieko. Bet kai pradėsi suveržinėti posūkį, jis gali ir palinkti, tada turėsi reikalų. Todėl tuos visus metam į šoną, bandom pasimti nuo donorų. Čia netgi tokios storesnės, gražesnės ir abiejose pusėse yra ilgos gražios šaknelės. Pabandom viską išsimontuoti ir supratom. Tas, kas duoda kameras, neduoda laikiklių normalių. Turim prikinti žibintą nuo jo. Aš nežinau, kaip turi taip įvykę, taip viskas sutraiškyta yra. O atrodo, kad stiklas sveikas. Aišku, mes tokias nedėsim, ne lemputė žibinai. Kaitrinė. Tokia kaitrinė ir su lipduku. Iš sudaužytas lempas liko sūdo krūva, biškį išgelbėjom varžtukų ir detalių ir tokį setuką. Šitos nežinau, gal kitas spalva gausim, nes vis tiek vieno reikia. Šiandien pati svarbiausia diena visuose metuose. Atiduosim šitą motociklą! Pona varvekliai! Neturiu varvenčių nuosis. Tai viskas bus jau užbaigęs, gal nori pakomentuoti savo projektą? Ne, šitą nedarom. Metinį. Šitas yra be komentarų.